būdavo tokie draugovininkai su raiščiais, čia družinik užrašas, kažkodėl rusiškai būdavo užrašyta. Tai jie eidavo žiūrėti, kad jaunimas linksmintųsi, reiškia, tvarkingai, kad nebūtų ten išgėrusių, nedaug dievė, dar kas nors, ir kad peštynių jokių ten nekiltų. Na, įsivaizduokit, partijos susirinkimas, reiškia, stovi biustas Lenino, didžiulis baltas gipsinis ir ten už nugaros jo rock and roll, ten rap, house, ten tokių žašų. Sveiki, dar vienas Memeltalk pokalbis ir labai džiaugiuosi šiandieną turėdamas svečiuose Henriką Žižį, garso bei šviesų vaizdo kūrėją, diskotekų Klaipėdoj pradininką ir įvairių kultūrinių erdvių įkūrėją. Tai sveiki, Henrikai. Sveiki. Tai aš visą laiką pradedu nuo Klaipėdos įsibėgėjimų. Ir žinau, kad turėjote pasiūlymų išvykti kitur, kurti, bet vis dėlto nusprendėte likti Klaipėdoje. Tai kodėl Klaipėda? Mano miestas turbūt, todėl Vilniuje studijavau, kaip ir visi turbūt daugelis pastudijuoja Vilniuje, grįžau į Klaipėdą ir čia pradėjau studijuoti KPI fakultetuose, tokiuose kažkada buvo, dabar universiteto technikos, kiek žinau, fakultetas. Ir apie Klaipėdą viskas sukosi. Kada jau prasidėjo ten tie visi šou reikalai visokie, tai buvo visokių pasiūlymų ten į Vilnių, ten buvo kažkada vedėjas renginių, tai va, gerbiamas Pauliukaitis, toks režisierius kvietė ten ir pradžią žinių paskaityti ir viską, bet tada jau Klaipėdoj buvo įsibėgėjęs toks gyvenimas, jau tada, man atrodo, čia buvo kokie 92-3 gal metai, jau čia vyko prieplaukos toks pakilimas, tai jau nebereikėjo važiuoti nieko. Bet ir gerai, ir džiaugiuosi. Mes irgi džiaugiamės, žinant, kiek dar paskui sukūrėte visko Klaipėdoje, bet apie tai šiek tiek vėliau. Ar turite Klaipėdoje mėgstamiausią vietą? Žinoma, dabar Malūnų loftas, bet be Malūnų loftas. Tai, žinokit, vat, kažkaip yra uždavę man tą klausimą anksčiau. Šiuo metu mėgstamiausia vieta yra mūsų šeimos Malūnų parkas. Prie pat namų, nuostabi vieta, sutvarkyta, tiltukai, pasivaikščiojimas, pasportavimas. Žodžiu, puikiai vieta ir dar pagalvojau, vat su Sonata, mano bendražygė, bendradarbė, mano žmona, mes su ja daug laiko leidžiam tenas ir kalbamės, kad labai smagu parke jausti laiką, tiesiog jauti laiką, per tos darbus, per tos reikalus viskas lekia. Parke matai lapai, gamta, paukščiai, mažiukai paaugo, jau ruduo viskas baigėsi, jau reikia tą pabaigti padaryti. Tai žodžiu Malūnų parkas dabar. Ir tai tikrai nuostabi vieta, gražiai sutvarkyta, iš to trinyčių prūdo padaryta visas Malūnų parkas. Taip. Bet dabar apie metaforiškai apie Klaipėdą. Aš raginu visą laiką svečius pagalvoti, nes Klaipėdai visokie epitetai bandomi klijuoti. Tai neužšąlantis uostas, kultūros uostas, liberalus miestas, visokių. Su kuo jums siejasi Klaipėda? Kalbos nėra visų pirma su jūra. Su jūra tai yra uostamiestis, kaip ten bebūtų, tai ne Palanga, ne Nida, ne Šventoji, tai yra kranai, uostas, tai yra uosto ritmas, girdim garsus. Man tai jūra uostas. Tai pereikim prie jūsų darbų, prie jūsų kūrybos. Kada atsirado tie pirmieji mėginimai, eksperimentavimai, nes jūs ne tik grojate, jūs kartu kuriate ir vaizdą, ir šviesas bendrą. Mielas Antanai, visko esu daręs ir su šviesom, ir su video,
ir su renginio organizavimu, ir su vedimu, ir su filmavimu, ir esu baigęs šį fotografijos mokslus, esu ir dėstęs Vačio universitete, kažką ten iš pramogų verslo, žodžiu. Tai, o prasidėjo viskas turbūt, kada Vilniuje fotografiją pradėjau studijuoti, tada tai buvo 70, tai buvo 76-77 metai praėjusiam amžiui. Tai va ten kažkaip tada prasidėjo tas toksai tų diskotekų pirmieji tokie pasirodė pumpurai. Ir tai buvo labai toks, sakyčiau, meninis judėjimas buvo. Ne tai, kad dabar ten didžėjas, muzika, šviesos. Tai viskas būdavo. Ir tekstai, ir ten, ir skaidrės, videoprojektorių nebūdavo. Tai ir informacija, ir kažkokie tai happeningai. Tai, žodžiu, visas toks buvo meno tokia mažytė meno oazė, ir kuri buvo pakankamai laisva. Tai jau buvo Brežnevinio atšilimo tokia pabaigtuvės Brežnevo, buvo tokia, gan tokia ta tarybų valdžia taip žiūrėjo jau laisviau į tokias formas, ir vat, labai populiaru Lietuvoje visai buvo. Vilniuje tai jau tenais universitetas, kai studijavom, ten jau viskas labai augo stipriai. Klaipėdoje dar buvo pirmieji daigai, kai atvažiavau, tada ir Klaipėdoje mes pradėjom judėjimus tokius. Bijūnų gatvėje buvo toks jūrų technikos fakultetas. Tai ten su bendramyčiais pradėjom rengti tokius vakarus, tokius įdomius. Ir jau paskui taip viskas įsibėgėjo, kad jau dekanas sako, žinai, Henrikai, gal tu eik į menų fakultetą su savo tais visais reikalais. Taip ir išėjo, kad paskui nebaigiau tos laivų statybos, ir po kurio laiko iš tikrųjų baigiau menų fakultetą Klaipėdos universiteto, ir tai jau, galima sakyti, tapau profesionaliu renginių organizatoriumi. O visos kitos sritis, tai iš to, kad, tarkime, kažką reikia padaryti, ar kažkokias vizualizacijos, tai padarai. Šviesų festivalis, kada Klaipėdoje prasidėjo. Tai buvo fantastiškas, pirmieji fantastiški tokie renginiai buvo, kada ir organizatoriai neturėjo daug pinigų, jie nesamdė kažkokių brangių projektų, vietiniai menininkai darė kažkokius eksperimentus, kažką kūrėm, darėm, buvo smagu. Paskui, kada jau, žodžiu, suprantu, kad atsirado jau lėšos, viską, organizatoriai pradėjo pirkti brangius projektus, vietiniai nuleido rankas, o brangius projektus vienais metais eina įpirkti, tais metais neina įpirkti. Taip pat ir, nežinau, užgeso kaip ir tas šviesų festivalis Klaipėdoje, bet buvo tokia, pirmieji tie visi bandymai, tai buvo tikrai judėjimas ir menininkams visiems, kas dirba su šviesom, su instaliacijom. Ir žmonėm pamatyti vietinių kūrėjų kažkokius darbus yra smagu, nes, tarkime, tų šviesų festivalių dabar visur yra. Ir jau autoriai tie, kur padaro kažkokias galingas instaliacijas, jie ir važinėja, tai Vilniuje parodo, tai Rygoje parodo, tai Klaipėdą atveža, tai jau kažkaip tai ir viskas kartojasi. Tai manau, gal vėl grįšim prie šaknų. Iš tikrųjų, tai ir įleidžia šaknis tie renginiai, kurie vietinės bendruomenės įgalina, nes man su jaunimo reikalais labai geras pavyzdys yra jaunimo diena, ir jinai Gargžduose iš vietinių resursų, vietinės bendruomenės visą laiką vyksta, o Klaipėdoje kaip didmiesčių visą laiką būdavo bandymai kažką tokio pasikviesti svečių iš Vilniaus, ir tiesiog, kai ar nebėra lėšų, ar nebėra darančių, ir tų renginių, ir tos Klaipėdos jaunimo savaitės kaip ir nebelabai vyksta. Čia problema. Aš manau, kad Klaipėdos kultūros bendruomenė ir netgi valdžia, aš sakyčiau dabar, nauja valdžia su naujom intencijom ieško kažkokių naujų formų. Nes kurį laiką jaučiau, viskas buvo taip nusivažiavę, kad ir su finansavimu, ir su viskuo. Aišku, sunku dabar iš karto taip stotis ant kojų, bet aš manau, kad dabar yra toks judėjimas ir gal kažkaip stosimės į tą vietą, kada vietiniai menininkai, kurie yra potencialūs, gali daug ką padaryti. Aišku, svarbu suderinti ir tą finansavimą, tai čia tas klausimų klausimas.
kaip patenkinti visų. Tai dar šiek tiek grįžkime į sovietmetį. Sovietmečių buvo kelios diskotekos. Jaunai kartai paaiškinkite, kuo jos skiriasi, nes kiekviena jau turėjo, žinau, kad savo specifiką, savo muziką, savo auditoriją. Nu, taip, nors taip atrodytų, kad buvom visi vienodi. Socializmo laikais vienodus nešiojom rūbus beveik, nes būdavo parduotuviai 4 variantai batų ir visas miestas vaikščiodavo. Bet muzikos, aišku, buvo visai labai daug ir Klaipėdoje, kas buvo gerai, kad čia tie jūreiviai veždavo tas plokšteles ir čia rašytojai, tie, kur įrašus darydavo, pogrindyje perrašinėdavo tą pačią įvairiausią muziką ir labai operatyviai. Ir muzika kaip ir skonio reikalas, vieniem patinka viena, tai va tokia būdavo grupuotės, kur vieniem vieną muziką, kitiem kitą muziką, tretiem trečia muzika. Mes, jeigu apie sovietmetį kalbėti, tai dirbom medienos medžių kombinate, ten už miesto, toliau nuo gyvenamųjų rajonų, ten niekas nekeldavo jokių klausimų dėl darbo laiko, dėl ten pabuvimo, tai ten ir per naktį vykdavo, nors ten oficialiai reikėdavo 10 ar 11 pabaigti ir pradžiai netgi ten tie visi pareigūnai miesto mus buvo pamiršę. Tik jau paskui, kada išpopuliarėjo viskas, ten, kai jūs pusė miesto suvažiuodavo, tai ten jau visko būdavo, aišku, ten ir anais laikais jaunimas būdavo taip jau mėgėjai biškiai ir santykius pasiaiškinti. Tai va, tai, nu ką, ir dirbom ten 8 metus beveik pradirbom, iki pat 88 metų, kada jau prasidėjo sąjūdis, atgimimas, jau keistis. Pirmos diskotekos kokios jos, reiškia, aktų salė, didžėjaus pultas, scena, garsas, lempos, skaidrės, kažkokie reikalai, bet ten, tarkime, su baru ar ką jau nebūdavo jokių santykių, nes kažkaip tokių diskotekų ir mieste kaip ir nelabai buvo. Buvo bandymai kavinėse padaryti, bet kaip ir neprigijo. Daugiausiai būdavo didelės salės, va, miesto kultūros namai, kur dabartinis muzikinis teatras, paskui statybininkų kultūros namai kitoje aikštės pusėje, paskui jūrų uosto, jo, tai Janonio gatvėje didžiulė tokia salė, buvo žvejų kultūros namai, va, tai būdavo tokios, jaunimo susirinkdavo, tai tūkstančiais, jo, tai savaitgalis, jau žiūrėk, jau kokie, tai link 1000 susigrūda į salę ir nebūdavo didelių pramogų aplinkui. Mobilių nėra, kompiuterių nėra. Tai va. Matau, kad ten ateis ir bus. Taip, ten muzika, draugai, gera atmosfera, mėgstamos dainos, tai va. Šiaip, kiek pasakojo, kad būtent medienos kombinato diskoteka Fanierkė buvo aukštesnio lygio, tenais rinkdavosi kultūringesni studentai, tas lygis, bent jau taip atrodo tiem, kurie lankėsi tose diskotekose, kad buvo aukštesnis. Kaip jūs iš tos dabartinės perspektyvos, kai matot visą paveikslą, vertinat? Žinau, čia apie tą populiarią muziką kalbėti, tai yra irgi labai subjektyvu. Visada yra atlikėjai, kurie groja daugiau tokią komercinę muziką, daugiau masėm ir kurie groja tokią įdomesnę muziką, tokią jau specifinę, su kažkokiu tai užtaisu, su kažkokiam idėjom. Tai mes buvom baigę aukštuosius mokslus, visi, kas ten dirbom praktiškai. Tai kažkaip pat mano dešinioji ranka buvo toks Algis, didžiulis komisaras, vardą tokį turėjo. Jis Vilniuje buvo baigęs irgi, man atrodo, visi toks buvo institutas, tai dizagai džiazo tokį, ten man daugiau Pink Floydiška muzika, tai mes tokią publiką ir orientuodavomės.
Jo, ten tai visko ir gyva muzika paskui atsirado, kažkaip tokia prognozė grupė, kuri taip ir liko klaipėdiečių kompanija neįvertinta, nes labai įdomiai ten jie grojo, tikrai tokių turėjo visokiausių sumanimų įdomių koncertų padarydavo, tai mes kažkaip jungdavomės ir didžiai pagrodavo, ir gyvą muziką ten, ir žodžiu. Ir su aktoriais dirbom, ten Vizgirdos teatras repetuodavo kitoje salytėje, tai mes tokių visokių santykių turėdavom su įvairiom sritim. O kaip su saugumu jau minėjot šiek tiek, kad kai išpopuliarėjot, daugiau tie prižiūrėtojai ateidavo. Nu tai, vadinamieji drogovininkai, būdavo tokie drogovininkai su raiščiais, čia družinik užrašas, kažkodėl rusiškai būdavo užrašyta. Tai jie eidavo žiūrėti, kad jaunimas linksmintus, reiškia, tvarkingai, kad nebūtų ten išgėrusių, nedaug dievė, dar kas nors, ir kad peštynių jokių ten nekiltų, tai ten jie pradėjo. Šiaip būdavo agresyvių žmonių, buvo tokia grupuotė, Gorkio gatvės grupuotė, nu tai čia jie keldavo visą miestą, žodžiu, tokie neramumus, tai va, ten užsukdavo kartais, tai tekdavo patiems paskambinti, kad atvažiuoti tvarkos padaryti. Dabar, ačiū Dievui, nebeliko, čia gal socializmo palikimas toks buvo. Iš tikrųjų, dabar palyginti net ir tais 2000-aisiais, kas buvo, nepalyginsi publikų, bet paskui pasidarė ankšta fanierkiai. Nusprendėt kitų formų paieškoti. Kaip pasibaigė fanierkiai? Pasibaigė, kad 88-aisiais, jo, kažkaip natūraliai mes pradėjom jausti, kad dar pabandėm padaryti tokias video diskotekas, tai reiškia, pristatėm televizorių, ten video juostinių tokie juokingi būdavo VHS kasetės, ten su tais visais video juostomis tenais darbavomės ir pamatėm, kad jau gęsta ta pati idėja, tokia kaip ir tokios didelės salės, be kažkokio jaukaus interneto, vis dėlto tai yra aktų salė. Tai yra aktų gamyklos salė, ten joje mes ten buvom ir neoninių užrašų prisikabinėję ir ten visokių buvom prisidarę lempų, viską. Turėjom fantastišką tokį vadovą gamyklos, kuris ten toleravo tos mūsų eksperimentus visus, bet jis jau ten, na įsivaizduokit, partijos susirinkimas, reiškia, stovi biustas Lenino, didžiulis baltas gipsinis ir ten už nugaros jo rock and roll, ten rap, house, ten tokių užrašų. Tai ten kažkaip jis gavo irgi, ten pipirų nuo miesto valdžios, tai paskui uždangstydavom tos užrašus, pasibaigdavo vakarėlis mūsų, uždangstydavom tos užrašus visus, viską jau reiškia, Leninas stovėjo gražiam raudonam fone. Tai va, tai... O paskui natūraliai kažkaip pamatėm, kad didelės salės jau jos kažkaip ir patiem, mes tokie kūrybingi žmonės buvom, ten tokia kompanija visa mūsų buvo ir merginų tokių šaunuolių, kurios ten mums ir pašaukdavo ir ten ir madas visokias avangardinės parodydavo. Toks buvo toks kompanija, tokia, nežinau, bendruomenė. Ir kažkaip prasidėjo tie sąjūdžio vėjai, tie visi tokie privati nuosavybė ir kažkaip ir aš tada persikėliau, dar dirbau už tame Medienos medžių kombinate, ten kultūros klube ir mes persikėlėme į dabartinę Vidunkę, čia miestas centre toks, kur buvusi tada 4 vidurinė, kažkaip baigė savo gyvenimą ir ten kaip ir kultūros namai persikėlė ir liko tokios patalpos ir va ten tada vadovė buvo tokia kūrybinga moteriškė, Pečeliūnienė berods pavardė jos, tai kažkaip mes susitikom, pabendravom, kad sako, reikia dabar jau čia mums galvoti taip, kaip jo kokiam Berlyne, kad tenais būtų klubas, čia baras, čia bowlingas, čia mažytė salytė, džiazą groja, čia
kitoj salėje tenais didžėjas dirba, ten galima transformuoti, ten, tokių visokių idėjų buvo ir mes ten pradėjom tas idėjas įgyvendinti. Taip, pas Albertą, reiškia, sudaro toks naktinis klubas. Kiek ten prisimenu, buvo pirmas Lietuvoje toks jau rimtesnis naktinis klubas su investicijom, ten atsirado ir akcininkai, ir investavo, ten ir garsą supirkom, ir šviesų kažkokių, tai ir baldai, ir baras, ir net ne vienas baras, toks, žodžiu, tokia vakarietiška tokia diskoteka. Ir ten vyko irgi įdomus vyko gyvenimas, kūrybinis gyvenimas vyko kelis metus. Bet paskui viskas pradėjo eiti į tokią, grynai komercinę pusę, kaip, kad atlikėjai, pinigai, kūrybai nebeliko vietos ir mes tada irgi su kompanija pradėjom žvalgytis jau kitokios vietos, apie 90, gal kokius 2-3 metus. Susiradom tokį sandėlį prie upės, reiškia, ten kažkokių daiktų priversta ir tokia tenais buvo kompanija, kuri tenais kažkokiais su laivais, kaip budist, tokia kaip klubas, toks jie turėjo tas patalpas valdė ir tiesiog kaip sandėlį laikė ten. Ir mes sakom, padarom tokį, kad ir miestas pasidžiaugtų ir jums bus jūreiviams susėsti, alaus išgerti, pakoncertuos kas nors, sutarėm, išsivalėm tą sandėlį, ir ten vyko gyvenimas 3 metus, ten jau vyko tikrai įdomus reikalai, 93-96 metai kažkur. Tai čia buvo tokia pati pradžia hauso muzikos, ten iki tol tokia dar buvo tokia pirmieji žingsniai tenais, technotronik, tokios visokios, tokios pop, elektroninės pop, o jau 93-94 ten jau prasidėjo tas toksai tikras didžėjinis hausas, techno, ten tokie renginiai, ten suvažiuodavo visą Lietuvą ir jau ten vykdavo, reivai vykdavo. Tai iš tikrųjų Prieplauka irgi tokio, tam tuometiniam Klaipėdos kultūriniam gyvenime turėjo ne ką mažesnė įtaka negu ta fanierkė turėjo. Nes teisingai sakot, kultūriniam gyvenime, ne tik muzika buvo. Ten, kadangi tas namas buvo 3 aukštų ir kelių, tai tenais ir muzika buvo. 2 aukšte ten ir menininkai gyveno, vasarą reziduodavo atvažiavę iš Kauno Vilniaus žmonės. Ten jie, tapydavo, eksponuodavo darbus, ten vyko fotosesijos, toks garsus fotografas Raimondas Urbonas, dėja amžinai matilsi, tada ten mes jau labai bendraudavom, ten jis fotografuodavo ir tokia kaip fotoparada avangardinė buvo padaręs, ten ir Doris tokia kompanija buvo ir dabar dar yra, tik tai, kad jau žmonės tokių judesių nebedaro, tai ten jie ir tapė, ir tokios akcijos vyko, ir žodžiu, vyrė gyvenimas 3 metus. Ir kas svarbiausia, ir žiemą, ir vasarą. Žiemą -20, muzika, judesys, visi kailinius iš šoną vyksta gyvenimas. Man, kai ir anksčiau, kai domėjausi, dabar kai pasakot, toksai gaunas natūralus palyginimas, tai, kas buvo Hofe, kai dar buvo jie neišskaidyti, kai buvo visos 3 vienam kieme, tiek Hofas, tiek Tema, tiek Herkus Kantas. Tai toks kažkoks panašus pasikartojimas tarsi to, ką jūs darėt Prieplaukoje. Žinot, tiek Temos Linas, tai Prieplaukos vaikas, jisai ten užaugęs Prieplaukai, tiek Kanto įkūrėjas irgi ten Prieplauką lankydavosi, tai mes su Linu taip juokaudom, kad gražus tęsinys persikėlė per upę į kitą pusę, tik žinot, kaip ir gyvenime, tokie gražūs dalykai ilgai netrunka, viskas turi pradžią, pabaigą ir gaila, kad, aišku, tos vietos tokios priverstos užsidaryti, nes.
Jo, ieško jie naujų formų. Bet iš kitos pusės taip, tai yra judesys. Ir kaip ir su ta pačia fanierke. Natūraliai, 8 metai praėjo ir jau jaučiasi, kad arba kažką reikia keisti, arba vietą keisti, arba tą pačią vietą transformuoti. Tai Paskui atsirado jūsų dėka toks klubas, jau kur ir mano kartos žmonės dar pamena, tai Roxy. Jisai jau buvo visiškai kitoks negu ką jūs bandėt anksčiau. Kaip Roxy atsirado? Roxy atsirado 2008 metais. Tiesiog kažkoks atsirado mums natūralus poreikis mūsų Sonata, kad reikia kažkokio roko bliuzo klubo mums patiems, kad leis kažkur laiką. Tais laikais, aišku, kurpiai buvo klestėję, ten nebuvo įmanoma patekti ir galvom, kad tarkim bliuzo roko žmonės daugiau tokią, kokią muziką mes patys klausom, tikrai nėra vietos Klaipėdoje. Ir daug kas sakydavo, mes važiuojam į Palangą, į Anapilį ten klausyti Mamontovo arba ten kokio Gabalio ir mums reikia, tai kažkaip mes įtakojami visų ir apie tą Roxy pagalvojame. Tas patalpas aš jau ten žinojau, ten buvau bendravęs iki tol ten sudirbusią kompaniją, ten visokiausių buvo bandymų tokius naktinius klubus padaryti. Tai ten labai aikštelė šokio tokia smagiai, nedidelė scena gera, akustika aišku keistoka, kažkiek mes ją patvarkėm, bet gyvai muzikai tai buvo labai geras, kas grodavo, muzikantai tai tikrai džiaugdavosi tą vietą. Buvo tokia aura speciali, tokia specifinė. Tai dabar kartu ir su Malūnų loftu, bet mes matome tam tikrų kultūrinių erdvių atgimimą. Čia aš manau, jisai su Hofu prasidėjo ir jūs labai gražiai tai įsipaišot. Bet lygiai taip pat mes matome, kad tos klubinės kultūros Klaipėdoje beveik nelikė, vienas klubas yra. Iš kur toksai tie skirtumai atsiranda, būtent apie šios laikus, kalbam apie šiandieną? Žinot, aš galvoju, kad tie klubai gyvena irgi tokį banguotą pakilimo nusileidimo laiką ir čia viskas, ir stilius, ir mados. Aišku, dar yra miesto vėjai, kaip žmonės, kaip jie, kas įdomu, kas neįdomu. Buvo laikas didelių klubų, kada tenais buvo Kyvi, ten dar Martynė, ten kur po keli šimtų žmonių išsisėmė tą idėją. Dabar ir Roxyje pas mus būdavo ten renginiai, po 400-500 žmonių susigrūsdavo. Ir mes pagalvom, kad apie Malūnų loftą aš jau kalbu, kad 150, tarkim, žmonių, 100 žmonių, kuriems įdomu būtent tai, kas vyksta, ir jie visi bendraminčiai, yra labai geras variantas. O tokių vietų yra ne viena. Hofas, aišku, didelė teritorija, tai gali būti centrinė miesto kažkokia vieta, kur dideli renginiai. O tokie mažesni, tai atvirai pasakius, dabar net nelabai žinau, kalbant apie klubą, koks yra vienas. Tik tais Bondas lyg. Tai Bondas, ne? Tai toks mažutis, jo. Bet matot, savo mažumu jis ir yra patrauklus. Jisai tokį kompaktiškumą. Realitizmą šiek tiek turi, nes tas toksai, kaip visuose klubuose, apie tą Bondą face kontrolą eina legendos, lygiai taip pat kaip ir kokiam nors Berlyno elitiniam klube. Taip, kad sunku patekti. Jo, čia yra svarbi vietas. Taip. Maži klubai gerai, man patinka yra specifika, kad ir Roris labai, irgi galima sakyti, mažas specialus klubas, ir groja muziką kitą kartą, ir gyvai groja, ir eina įrašai, kurie tau priimtini. Yra labai gerai, kada žmonės pagal savo skonį, pagal savo ten pomėgius randa savo vietą.
Kaip manot, iš kur kaip tas poreikis pasikeitė į tą visai kitokią kultūrą? Ar nematome dabar tarsi tokios roko muzikos, alternatyvios muzikos atgimimą Klaipėdoje? Ir tame labai gražiai ir įsipaišo ir Roris, ir Malūno loftas, ir Kantas. Kas per laikmetis, kaip jūs dabartinius paskutinius kokius 5 metus matote? Čia, aš galvoju, yra ir subjektyvios, ir objektyvios sąlygos. Subjektyvios, tai galiu pasakyti, kad miestas nedidelis mūsų, ar ne, ir labai priklauso tas mados, tarkime, nuo konkrečių žmonių. Yra Gediminas Rorio, kuris yra konkretus roko muzikos gerbėjas ir daug metų jį propaguoja, prašau rezultatas. Mes Roksija irgi ir jaunimą pratinom prie, kad šokiai gali būti ne tik skambant ten dis, bet yra gitarinė muzika ir prašau, dabar yra žmonės, kurie užaugę, jiem patinka, nauja karta, tarkim, mūsų vaiks dabar baigia mokyklą, ar ne, šiais metais. Jis irgi roko, bliuzo, džiazo, dėl to, kad tėvai, aplinka tokia. O plus tas rokas, kaip, žinot, senai kažkas jau deklaravo, rokas miršta, rokas mirė, bum, kalam kryžių, ten kasam duobę. Tai visam pasauliu, žiūrėkit, Rolling Stones koncertuoja, senukai savo juda ir jis matyt visada yra šalia. Jis nėra, vėlgi reikia pripažinti, kad tai nėra tokia populiari, ta centrinė. Mainstreamas vis tiek yra pop muzika ir ten pagrindinė masė yra su mainstreamu. Iš kitos pusės dar yra toks dalykas, kad roko žmonės nekelia ir ekonominių tokių reikalavimų, tokie muzikantai. Pas mus atvažiuoja žvaigždės, mes su jais kalbamės, tai net palyginti su Lietuvos žvaigždėmis pop muzikos, jie ten kelis kartus pigiau sutinka pagroti tam, kad skleisti idėją, kad pabūti, padalyvauti, pamatyti. Tai žmonės tokie, kurie, sakyčiau, tokie paprastesni. Tai rokas tu ir gyvas. Dar apie pop muziką ir apie 2000-uosius noriu paklausti. Buvo laikas, kai ir Bendžių dėka ta pop muzika visa buvo, dar prieš tai buvo ir Nerija, paskui perėjo Studija, Kučinskas. Visą laiką tarsi buvo tos populiariosios muzikos bazė Klaipėdoje, paskui ir su Prieplauka lygiai taip pat. Paskui kas atsitiko, kad visą, ką pasiėmė Vilnius ir Klaipėdoje tarsi tas šūkis atsirado, kad Klaipėdoje nėra ką veikti. Na, čia fizika veikia. Didelė masė sutraukia visko. Vilnius yra didelė masė. Pagrindinis Lietuvos miestas, visos televizijos, visa šlovė. Noriu šlovės, važiuok į Vilnių. Čia paprastai sutraukia, viską sutraukia Vilnius ir ką. Ir čia pakraščiuose, kad ir nuo Kauno nusiurbė. Ir muzika, ir žmonės, ir aišku dabar Žalgirio arena tai yra atsvara viskam, centras Lietuvos. Bet Klaipėda nutolusi yra ir čia sumažėja yra. Muzikinis gyvenimas sumažėjęs. Aišku, čia visaip galima galvoti, aš ir pakalbu su vyresnės kartos muzikantais, kad ir kultūros politikos čia yra klaidos padarytos. Aš tą galiu tiesiai šviesiai, tikrai klaidos padarytos su muzika, su pop muzika, su visa muzika. Ir apie, kitas dar dalykas, kas yra svarbu kalbėti apie populiarią muziką, dažnai painiotas terminus. Kas ta pop muzika, kas ta komercinė muzika. Populiari muzika tai visai yra pop muzika. Kai pradeda klijuoti etiketės, tai čia prasideda tokia painiava ir nesusipratimai. Aš sakyčiau, čia miesto kultūros politikos yra bėdos ir klaidos, kurias reikia taisyti.
Su muzika tikrai Klaipėdai reikia taisyti. Yra muzikantų, va, mes Malūnų loftas 2 metus paėmėm studiją, atidarėm, davėm jaunimui, rezultatai iškart matos. Jeigu dar taip kelis metus va, čia dėt pastangas, tai tikrai gal grįžtumėm į 2000-uosius bent. Nes iš tikrųjų būtent tų negaliu sakyti verslininkų, aš manau, žmonių, kuriems rūpi pirmiausiai, nes būtent tie objektai, kur paminėjom, kurie traukia ir jauną žmogų traukia, kur verda miesto gyvenimas, ar būtų tai prieš persikeliant, dabar neaišku, kaip seksis temai, bet Hofas pilnai, Kantas pilnai funkcionuoja, Malūnų loftas. Lygiai taip pat tokios 3 didelės bendruomenės, kur jūs pritraukėt jaunus žmonės, kur suteikėt galimybę jaunom grupėm pasirodyti. Ar jeigu atsirastų daugiau tokių iniciatyvininkų, kurie nepaisant tos politikos, nepaisant galbūt to biudžeto kultūrinio miesto perskirstymo, ar pavyktų būtent tų žmonių iniciatyvą pakelti Klaipėdai tuos 2000-uosius? Žinokit, vien privačia iniciatyva yra sunku. Vien privačia iniciatyva sunku. Aš galiu pasakyti, kokių senų pavyzdžių galiu pasakyti. Prieplaukos laikai, 94 metai, kada turiu labai gerų pavyzdžių apie Europos pop kultūros ir mažų klubų situaciją. Prieplaukos kompanija nuvažiuoja gastroliom, reiškia, pas Olandijos didžėjus. Ir mes visą mėnesį malamės po ten Amsterdamas, gyvenam Utrechte ir aš ten bendrauju su vadybininkais klubų, su didžėjais, su muzikantais, su visokiais ten personažais. Ir ką suprantu, kad tarkime, jau tais laikais Olandijoje valstybė paremdavo, kad ir paprasta, mato kažkokią vietą, kurie populiari, bet ji turi finansinių sunkumų. Labai paprastai, be jokių tenais projektinių sumanimų ar ką, žmonės kreipiasi tiesiai į savivaldybę, jie išdėsto savo planus, parodo savo pajėgas, kad pas mus renkasi tiek jaunimo ir valstybė finansuoja, tarkime, nuomą arba net aparatūros įsigijimą, ne valstybė, miestas, miesto savivaldybė. Ir finansuoja tą klubelį, tarkime, 3 metus, kad jis vėl galėtų atsistoti ant kojų. Po to, kai jis atsistojo ant kojų, susitvarkė reikalai ir jis važiuoja savo. Tai su tokia programa mes buvome ir į kultūros skyrių tuometinį ten, ir į politikus kreipėmės. Tai žinot kaip, tai politikai tik pasiėmė gražų, jeigu pamenat gražų tokį lozungą, kad Klaipėda tai Amsterdamas, kad Klaipėda tai būsimas Lietuvos Amsterdamas, taip toliau ir viskas pasibaigė. Taip kaip ir Prieplaukos klubas pasibaigė. Ten jaunimas rodė iniciatyvas, kad perduotų miestas. Ten miestas vėlė, suvėlė viską ir paskui žiūrime, pastatas privatizuojamas. Ir viskas ir pabaiga. O čia vien privati iniciatyva tikrai neišspręs miesto jaunimo problemos. Tikrai neišspręs. Čia turi būti protinga, kaip aš sakau, kultūros politika. Dabar jos nėra, tiesiai galiu pasakyti. Dabar yra ten kas greičiau, kas ten ką vertina, viskas subjektyvų. O čiagi paprasti objektyvūs dalykai. Čia vėlgi elementarūs dėsniai, fizika. Vieni gavo, atsistojo ant kojų, važiuoja, kiti gavo, atsistojo ant kojų, važiuoja. Ir važiuokit po kelių metų ir važiuotų. Bet aš tikiuosi. Aš irgi tikiuosi, nes dabar girdžiu daug po pertvarkymų, daug tokio nepasitenkinimo iš kultūros bendruomenės. Po kultūros skyriaus ir visų reikalų. Jo. Nes atrodo, bent jau Facebooko burbulas, man aš negaliu, iš kitos pusės gal nematau situacijos, bet tie dabartiniai, atrodo, buvo skirtas finansavimas dideliem komerciniam projektam, tačiau tos mažos vietinės iniciatyvos tarsi jos buvo paliktos nuošaly. Kaip jūs visą tai žiūrite?
vyksta pokyčiai, bet jie neįvyksta per vienus metus, nes, kaip jau minėjau, daug metų viskas buvo tiesiog netais bėgiais nuvažiavo kažkur į kairę ar į dešinę, nežinau, gal iš visi kažkur tai, kad tas visas lokomotyvas grįžtų atgal į normalų judesį, tai reikės ne vienų metų. Mes kultūros bendruomenė turime norą diskutuoti su valdžia, su kultūros skyriumi, turime savo pasiūlymų, turime savo sumanymų. Aš manau, kad naujas meras geranoriškas, atviras, jis deklaruoja skaidrumą, kas yra labai gerai. Kur pinigai, ten turi būti skaidrumas, ypač visuomeniniai pinigai. Tai manau, kad viskas juda gera linkme. Finansavimas įvyko, Malūnų loftas nieko negavo, bet mes nenuleidžiam rankų, kalbėsimės, žiūrėsim, į kitus metus žiūrėsime ir manau, kad viskas bus gerai. Tai grįžkime prie dabartinio kultūrinio atgimimo, vis dėlto atsirado, atrodo, užaugo ta nauja karta, atsirado kelios stiprios klaipėdietiškos jaunimo grupės. Kaip manot, ar čia tas vis dėlto kartos dalykas, ar tai, kad jiems atsirado kur koncertuoti, kur pasireikšti, kur būti? Ar kaip jūs tų naujų grupių iškilimą, klaipėdietiškų jaunimo grupių iškilimą vertinat? Antanai, čia teisingai pasakėt. Ir situacija tokia, užaugo nauji žmonės, jie gilinasi į muziką, repetuoja, tikrai daug jaunų žmonių studijose, žinau, groja, repetuoja, daug, didelis būrys. Atsirado vietos, anksčiau nebūdavo vietų. Mes, tarkime, kaip uždarėme Roxy, mesgi bendravome su viso pasaulio ten muzikantais. Važinėdavo jie po turus, laiką man skambindavo, mes žiūrėdavom, negalim priimti. Tai man dar skambino 3 metus. Bet buvo toks etapas, kad nebuvo kur Klaipėdoje gyvai muzikai. Iš vis nebuvo. Nei Hofo nebuvo nei Kanto, nei Temos. Jazzpilis buvo, bet ten būdavo labai sunkiai, sudarėm ten, kiek aš ten siūliau tokią tik tai įsikomerciją daugiau buvo linkęs, aš pasiūlydavau kažkokius tokius įdomesnius atlikėjus, tai viskas buvo atmetama. Tai praktiškai nebuvo vietos o tokiai įdomesniai eksperimentiniai muzikai. O dabar taip, dabar yra vietos, žmonės turi kur pagroti, tai yra labai gerai. Kaip sekasi pritraukti Malūnų loftui auditoriją, nes jeigu Hofas yra visiškai centre, tai jūs esate jau tarsi šiek tiek už centro. Taip. Tokia ir ta vieta tokia, kaip prisijaukinat auditoriją? Tai ir pažintis, ir įvairiaus marketinginiai būdai, ir socialiniai tinklai, ir kitas dalykas, pas mus įvyksta gražūs koncertai, tikrai yra pavyzdžių, įvyksta gražūs koncertai ir nėra daug publikos. Ir 50, ir 60, aš skaityčiau, tarkime, nors galėtume talpinti iki 200, ir tokia atmosfera puikiai, kad žmonės patenkinti ir mums yra pasitenkinimas. Jeigu geras koncertas, viskas gerai vyksta gražiai, mes nekeliame savo komercinių kažkokių tai klausimų. Tai va, o šiaip žinomumas didėja natūraliai su kiekvienais metais ir nedarome daug. Per mėnesį kelis padarome renginius, kurie būna sėkmingi tiesiog ir viskas. Ar taip pasižiūrėjus į tą jūsų vietų skirtumą, toksai susidaro įspūdis, kad būtent Malūnų loftuose viską apjungiat, nes jeigu buvo kitur šiek tiek segmentuota, tai čia yra ir vyksta ir roko muzikos koncertai, ir happeningai kultūriniai įvairūs vyksta. Taip, mes save pozicionuojam kaip kūrybinių industrijų erdvė.
Tai ir kada vykdėme projektus su jaunais verslais, tai kūrybinių industrijų erdvė. Ir ten ir pas mus ir fotografuoja, ir videoklipus filmuoja. Mes patys irgi to mokėm žmonės ir dabar dirbame su buvusiais savo mokiniais ir su visais kitais klientais. Tai viskas vyksta. Per 2 aukštus taip ir filmuoja, ir fotografuoja, ir Lindy Hopą šoka, ir kitus šokius šoka, ir didžiai treniruojasi. Ir taip. Kaip sekasi su komunikacija, nes komunikacija Klaipėda yra labai specifinis dalykas, net ir marketingistai sako, kad Klaipėdoje vyksta kažkaip kitaip ta informacija sklinda. Kaip jūs pasiekėt tuos žmonės? Taip, man sako daugelis kauniečių, vilniečių, kad kiekvienas miestas turi savo specifiką. Aš nežinau kitų miestų specifikos, kažkaip esu antiek nusėdęs į Klaipėdą, kad jau senai besu buvęs Vilniuje arba Kaune. Tai mes turime savo ratus, savo tokias bendruomenės, su kuriuom dirbom ir kad sunku Klaipėdoje žmogų pasikviesti. Tai tikrai tą pripažįstu 100%, kad klaipėdiečių reikia kažkokios tai ypatingos informacijos. Tai žinot, čia kūryba, kažką mąstom, kūriam, galvojam, kaip čia dabar, tarkime, vieną kitą atlikėją pateikti, kad ir žinoma pasaulyje gerai vardą, tarkim, pas mus ten spalio mėnesį beros buvo pasisekę prisikviesti tokį klaviaturistą, kuris jau patenka į 1 dešimtuką vargonininkų elektriniais vargonais. Tai labai irgi taip sunkiai publika susikvietė. Kaip žmonės pamatė, tai ten iš vis visi džiaugiasi. Tai vat, Klaipėda yra Klaipėda. Taip reikėtų pasakyti. Bet iš kitos pusės, apie tą kultūrinį gimimą, kada jisai prasidėjo, nes buvo tikrai mažiausiai iki kultūros sostinės projekto, kad tikrai mažai kas vykdavo, tikrai pateisindavo Klaipėdą tą posakį, kad Klaipėdoje nėra ką veikti. Ir tada tarsi kažkas augo. Ir dabar sakau visiems, kas vis dar vartoja iš senų laikų tą posakį, kad Klaipėdoje nėra ką veikti, sakau, net žiemą, paprastą dieną rasi, kur nueiti, savaitgalį, kitą kartą būna ir ten įdomu, nors persiplėšk. Kada atsirado ta poslinkis į tą kultūrinį atgimimą, kurį dabar matome Klaipėdoje? Sunku pasakyti. Aš taip atvirai pasakius gal ir nepastebėjau. Tik tai sutinku, kad tikrai yra kur nueiti ir ne visą laiką spėju ir gaunu daug pakvietimų ir į parodą, ir į koncertą, ir ten yra kur Klaipėdoje nueiti ir kas jau skundžiasi, tai čia nežinau, sakyčiau, tada jau auksinė žuvelė sindromas, kada jau mažai ir dar mažai, tai čia tada visur būtų mažai, ir Londone mažai, ir Amsterdame mažai. Tai kada prasidėjo, nežinau, gal tikrai prieš 3-4 metus, kai ir Hofas, ir Tema siūlo įvairiausių, ir mūsų kaimynai skate parkas padaro renginių, ir pas mus vyksta. Tai aš manau, kad čia natūraliai tiesiog susiklosto taip, kad, matot, randasi erdvės. Nebūtų erdvių, Hofas specifinė erdvė, nebūtų jos arba ten neįsileistų, tarkim, savininkai ir nėra kur. Per daug nėra kur. Čia kažkaip, matyt, taip supuola, sakyčiau, kad... Tarsi geranoriškumas ir iš dalies tos žalingos komercijos nesilvaikymas ir sukuria tą pridėtinę vertę, tą kultūrinį atgimimą. Na taip, čia žmonėsgi ir Hofai kūrė žmonės, ir Tema Linas vysto, ir Herkus Kantas žmonės mato taip savo
savo veiklą, savo egzistavimą, ten nešokant į kažkokią tenais cepelinų gamybą arba kažkur. Taip, čia žmonės, čia klaipėdiečiai. Tai kadangi tas kultūrinis atgimimas tų žmonių dėka atsirado tokių kaip jūs, tokių kaip Temos, Kantai, kūrėjai, Hofo. Pabaigai aš visą laiką prašau palinkėti kažko tai aktyviai Klaipėdos bendruomeniai, tam aktyviam jaunimui. Aktyviam jaunimui, tai va, būkite aktyvūs, lankykite renginius, palaikykite vietinius muzikantus, menininkus ir neišvažiuokite iš Klaipėdos. Ir Klaipėdoje vyksta daug renginių. Nežinau, kad, tarkim, kažkoks tai įvykis į Žalgirio areną žmonės pirmo kalbos nėra, kad yra tokių koncertų, kurių negalima praleisti. Bet reikia pasidomėti, kad ir kas ir mūsų mieste vyksta. Tai Henrikas Žižys, Klaipėdos kultūrinių erdvių kūrėjas, Malūnų lofto įkūrėjas, tai labai raginu pasekti Malūnų loftą, jeigu pirmą kartą išgirdote, ir apsilankyti jų nuostabiuose renginiuose. Labai ačiū, Henrikai, kad atėjote.